Žaneta, juk ten, kur pašaukimas, ten ir pinigai. Ane? Iš tikrųjų, tai nebūtinai. Žinoma, gali būti, kaip ir pinigai iš bet kur gali ateiti. Bet nebūtinai iš pašaukimo. Ir nebūtinai ten, kur pašaukimas, ten yra pinigai. Bet vėlgi, gali taip būti. Ką turiu galvoj? Žiūrėk, jeigu pašaukimas yra būsena, ar ne? Jeigu pašaukimas yra jaustis gerai, bet ką veikiant. Ir kai tau ateis impulsas vidinis iš tavo malonios būsenos kažko imtis, va tai jau ir gali vadinti savo pašaukimu. Ir jeigu tai gera daryti diena iš dienos, va tai jau gali vadinti savo pašaukimu. Bet ar tai būtinai tau neš pinigus? Tarkim, galbūt tau patinka diena iš dienos šokti, piešti, dainuoti, kad ir su vaikučiais būti, nesvarbu, kad ir kas tai būtų, tai nebūtinai tau turi atnešti pinigų. Sutinki? Bet jeigu tu sugebi suvokti tiek, kad tą savo pašaukimą tu gali paversti pinigais, kitaip sakant, atrasti būdų, metodų ir galimybių iš to uždirbti, va taip, tada iš tavo pašaukimo generuosis pinigai. Supranti? Vadinasi, jeigu pas tave nėra tokių užmačių, kad noriu savo pašaukimą paversti pinigais, kas reiškia noriu iš to, ką darau, sukurti savo verslą, galbūt dvasinį verslą, jeigu tavo pašaukimas siejamas ir tu gerai jautiesi, sakykime, dirbdama su dvasinė energija ar panašiai, tai tada taip tu turi galimybę susikurti pajamų šaltinį. Bet jeigu tu tokios užmačios neturi, tau tik reikia pinigų, tai tada pinigai ateina iš labai įvairių šaltinių. Vienas iš jų, kaip ir sakau, susikurti savo verslą, kitas dirbti pas kažką kitą versle ir taip pat uždirbti pajamas. Dar kitas galbūt iš investicijų gyventi. Dar kitas kažkokias pasyvias pajamas susikurti ir taip pat pajamas gauti. Taip kad yra N būdų įvairiausių, iš kur ateina pinigai ir nebūtinai iš pašaukimo. Bet jeigu nori, kad jie ateitų būtent iš tavo dvasinio pašaukimo, tai žinok apie mane, nes aš būtent ir dirbu su tais, kurie nori savo pašaukimą paversti pinigais. Tai susisiek su manim. Žaneta Jūra. info@perkurksave.lt. Iki.